Šį kartą atlikinėjame patikrą. Tai truputį įdomesnis modeliukas. Tai noriu parodyti jums ir papasakot, ką radom gero, ką radom blogo. Opel Insignia OPC Line. OPC Line. Štai toks automobiliukas. Spalva atrodo gera. Kėbulas turi keletą smulkių įbraukimų, įbrėžimų. Kas liečia patį kėbulą, tai visas kėbulas dažytas apart kapoto. Buferiai taip pat dažyti. Greičiausiai turėjo kažkokių gal rimtesnių pabraukimų ar kažko, nes glaisto niekur neradom. Dažytos tik išorinės kėbulo dalis. Viduje statramšiai visą kitą išlikę originaliai dažyti. Niekas, kaip sakant, nedaryta. Nebloga komplektacija. Turi parktronikus priekyje, galinę vaizdo kamerą. Kilęs įėjimas visų durelių. Odinis gražus, gerai išlaikytas salonas. Šildomos sėdynės gale, šildomos sėdynės priekyje, juodos lubos. Taip, elektra valdomas bagažinės dangtis. Bagažinės dangtis, užuolaidos, viskas kilimėliai yra. Galinės kaladėlės į pabaigą reiktų pasikeisti. Diskai dar naudojami. Priekyje viskas kaip ir gerai. Taip, kas daugiau? Užeikim dar ir į priekį, ne? Taip, turi pilnai multifunkcinį odinį vairą. Vairas šildomas. Turi projekciją ant stiklo. Navigacija, multimedija, klimatronika, šildomas sėdynės priekyje, kaip sakiau, kondicionierius, viskas veikia tvarkoj. Taip pat linijų palaikymo asistentas, ženklų atpažinimo asistentas, start-stop sistema, automatas. Automatas dirba gerai, tvarkingai pavaras mėto, viskas tvarkoj. Kas dar? Automatinės šviesos, ilgos šviesos automatinės taip pat. Atrodo automobilis tiek iš išorės, tiek iš vidaus gražiai. Darėm diagnostiką, iš pradžių radom keliose blokuose senų klaidų, tas klaidas ištrynė, pravažiavę atlikę testinį važiavimą, perdarėm iš naujo, kaip matot viskas žalia, niekas negrįžo. Šaltą, kai užvedėm, projekcija ant stiklo šitą plasmasę vibraciją skleidė. Tačiau praėjus gal kažkas apie 5 iki 10 minučių nustojo. Tai spėju, kad ta problema čia nepraeis. Kiekvieną rytą šaltai užvedus bus tas pats. Metaliniai pedaliukai taip pat. Vairuotojo sėdynė išsilaikiusi labai gerai, keleivio lygiai taip pat. Gaila, kad tik truputis elektros, nepilnai elektra, nėra atminties. Taip, po kapotu, ką matom, kad sukti varžtai prie turbinos. Buvo kažkas daryta, eisim aiškintis toliau, kaip sakant, kas būtent. Gyvi parametrai, kiek žiūrėjau per diagnostiką, viskas kaip ir gerai. Taip pat buvo keistos grandinės. Tik tai eisim dar irgi įsiaiškinsim su pardavėju, ar grandinės keitė čia jau Lietuvoje, ar tokie grįžo su pakeistom. Tai va. Buvau žodžio teisus, tiek diržas, tiek grandinėlė yra tam automobiliui pakeista. Žodžiu taip, ką suderinom su pardavėju? Su pardavėju suderinom, jog pakeis gale stabdžio kaladėlės, sužiūrės projekciją ant stiklo, kodėl skleidžia vibraciją ir tai sutvarkys, ir dar nuderėjome 350 eurų nuo paties automobilio kainos. Tai žodžiu, galutinė kaina gausis kažkas apie 12 400 eurų. Manau, kaip su 156 000 rida, pakeistom grandinėm, pakeistu dirželiu, tai sakyčiau, kad visai nebloga kaina, plus, kaip sakau, nuderėjom kažkiek, plus sutarėm, kad bus padaryti tam tikri darbai, taip kad, manau, klientė bus patenkinta ir tikiu, kad tą automobilį pirks.
Tai vat, reikia ir jums pagalbos, patikros ar paieškos automobilio pagal užsakymą, tai drąsiai rašykite į Važiuojam Auto Facebook arba Instagramą, susisieksite per Messengerį. Jeigu norite patikros, tai atsiųskite skelbimo nuorodą, kad matytumėm, kur reiktų važiuoti, paskaičiuosim jums, kiek tai kainuos. Na, o jeigu norite paieškos, tai surašykite konkrečiai, kokio automobilio ieškot, koks turimas biudžetas, kokie yra lūkesčiai iš to automobilio. Na ir, kaip sakant, pradėsime darbus nuo kitos savaitės. Ačiū už dėmesį ir gražios jums dienos. Iki.